Jo, žodžiu, sveiki, su jumis Minecraft vadovas ir antrasis Minecrafto išgyvenimo epizodas. Jo, gerai. Žodžiu, čia buvo taip, kad, kaip matot, aš turiu jau lovą. O atsitiko taip, kad man pradėjo grybą pjauti frapsas ir skaldyti epizodus į gabalus kas 30 sekundžių. Ir tiesiog aš nepasibėdavau, kad jis nebefilmuoja ir gavosi visišką nesąmonę. Todėl parsisiunčiau naują frapsą ir frapsus ir galvoju, kodėlgi nepradėjus viską per naują, tiesiog per naują filmuoti šitą visą antrą epizodą. Jo, nieko aš gero čia nenuveikiau, tiesiog padariau svarbiausią dalyką, ką mums reikėjo padaryti, tai radau Vilnus, jo, ir išmiegojau vieną naktį, čia buvo svarbiausia, ką reikėjo padaryti mums. O dabar, kaip matote, žygiuoju ten tą savo užsižymėtą vietą namus. Iš tikrųjų, pamatęs tą vietą, net nepamačiau logiškai ir dabar neatsimenu, ar ten yra vandens telkinys, kaip ten yra su medžiais, bet, nueisim, pažiūrėsim, kaip ten viskas yra. Šiaip iš tikrųjų, opa, lemba reikėtų įt pro ten, nes čia aš Viščiuką ieškau, gali atsekiot mane, aš nieko prieš. Bet nežudu, aš pagal jų ten pačią viltis labai lėtai ir netaip ir toli už 200 metrų tie mūsų namai čia. Jo, čia biški neužkrauna man. Nieko tokio iš tikro. Bėgam. Opa, šįkart peršokau. Šįkart aš peršokau sėkmingai. Ir gerai, žiūrim kas toliau. Ar turėsimės, ne, dar nesimat. Man labai įdomu, ar turėsimės vandens šaltinį. Jeigu ne, tai tikrai išvis nieko gero. Čia žiema atsiveria ir ne. Dar truputį reikia paeiti. Ratais kažkaip aš vaikštau, pats nesuprantu nieko. Jo. Dėkui, kas pakomentavot pirmąją epizodą, dėkui ir subscriberiams. Jo. Stengsiuos kaip epizodus kurti kuo dažniau. Čia aišku priklausys, kiek laiko turėsiu, bet kiek įmanoma dažniau kursiu. Bet jeigu suprantat, tai vien renderinimas video užtrunka 3 valandas, dar kėlimas porą valandų, tai kiekvieną dieną nemanau ar išeis kelti, bet kas antrą, gal kas trečią, galbūt. Jo. Ir visgi vandens čia nėra, žiūrėkit. Čia. Jo, avis, 3, 4. Jo, faina, labai faina. Manau, kad ir kaip ten taip gražiai atrodo ta vieta, mums nelabai apsimoka ten gyventi vien dėl to, nes nėra vandens šaltinio. O be vandens, kaip sakant, nieko nepadarysim. Jo. Ką galim čia toliau parodyti? Lovą turim. Praeitą epizodą visą prašnekėjau, kad nėra lovos, o dabar lova yra. Lieka dabar rasti, ten matau vandenį pagal minimapą ir manau nesvarbu iš tikrųjų, kur mes įsikursime, kad ir ta žiema. Kaip tik manau, čia ir įsikursime be problemų. Jo, man reikėtų biškį cobblestone pasiskalyti, nors truputį pasidaryti geresnius įrankius. Jo, gerai, kur cobblestone'as. Pasikasim truputį į žemę ir be kostuviukos. Neturi pikeksą, jo, nice. Tikriausiai, kai aš taip pučiu orą, ne pats geriausias garsas, tai reikėtų pasistengti, reikėtų man išvengti to oro putimo ir nedaryti tokios nesąmonės. Kažkaip nepakraftinu aš normaliai. Ko man čia reikia pikekso, jo. Gerai, turime medinį pikeksą. Ir aš ir vėl traukiu.
Galim išsiskaldyti cobblestone, reikės furniture, reikės pickaxo, reikės kardo, na, visų įrankių, manau. Gal išskyrus to kuptuko. Nes, manau, ir su mediniu mums eis pradžiai suarti tą mažą laukelį, kiek mes jau turėsim. 16. Gal ir užteks, nežinau. Jo. Gerai, išlendam. Jo. Aš jau alkstu. Tikiuosi dabar kaip buvo pas mums aplinkui pilna gyvūnų ir ne vienos avies. Tikiuosi dabar nebus atvirkščiai, rasim mes iš ko valgyti. Nu, aišku, yra ir syzų, bet su jais vis tiek truputį su jų gamyba užtruks. Gerai. Mums reikia vis tiek kirvę dabar. Na, aišku, pickaxas irgi vienas iš reikalingesnių dalykų yra. Opa, tos visus Jo, gerai. Opa. Ateik. Taugi nieko nebus. Nieko nebus. Jo, reikia truputį. Reikia man keivo. O. Nematau. Truputį matau. Ir opa, šitro. Gerai, giliai nenoriu lysti, bet negalima arti anglies. Kodėl? Kas gali būti tos nuolat ir pasakyti. Jo, gerai. Jeigu šitas epizodas bus truputį niūrokas apie emocijų, nepykit, filmuoju naktį. Kitą pasistengsiu filmuoti dieną ir kuris turės daugiau energijos. Jo, taip išsireiškiau. Įdomi labai. Gerai. Va, matau anglį ten toli. Gerai, bėgsim, aš ir mūsų kažkaip įdomu. Gal tenai pasigyventi. Būtų linksma. Yra čia, matau viščiukų. Gal ne problema bus mūsų maistu ir aš vėl traukinėju tą orą. Kaip žiūrėjau pat savo pirmą video, tai garsas tikrai nekoks ir nemalonu. Aš ir vėl gal kaip nors reikia atsitraukti, arba tiesiog reikia to išvengti. Opa, va čia tai gerai, Anglis yra visada geras dalykas. Visada jas reikia ir maistų išsikirti, ir torčams. Ir va dabar, kai jau turime tą lovą savo, prasidės visas žaidimas, kaip sakant, nes praeitame epizode nieko nedarim, tik lakstam ir ieškom. Gerai, galim nukalti mes. Oi, nepataikau, aš ir vėl nepataikau tos šiūs. Gerai, dabar galim pasidaryti krosnį. Ir išsikepti kažkiek maisto. Nu, šitą galim išsikepti, jo. Ir kur saulė? Kur man ta saulė? Oi. Ką žinau? Ne, gal už kalnų? Jo, tikriausiai iš kalnų. Gerai, čia yra medienos. Opa, nu reik nudauž, po to dar pabėgsit, man net nebeturėsiu. Gerai, kalam. Mediena. Kažką, manau, visgi statysiu iš medienos, nors sukau galvą, ką geriau gal iš staunis briksų ar iš medienos. Bet šį kartą sumašiau, gal tiesiog namas bus paprastas, toks tipinis namukas, toks kaimo stilius, ta prasme. Tas stogas toksai. Oh. Fuck. Jo, mano lova. Skutau greičiau aš tenai ir nu jo,
aš irgi protingas. Ir nieko negirdžiu iš vis, kaip aš taip kažkokiu aplušėjęs. Numiriau, gerai, bent jau nėra labai toli, tai nušokliuosiu. Gal skeletonų, vat skeletonus jeigu nepašaus, tai viskas bus gerai. Greičiau. Man svarbiausia dabar, kad aš tos... Nu, bet taip kaip viskas galėjo pasikreipti. Tik pradėjo viskas po truputį sektis. Po truputį kažką daryti pradėjom. Bam! Gerai. Čia XP. Svarbiausia rasti lovą, kurios nėra. Jo, gerai, palaukit, reikia manęs dar paieškoti didžiau. Opa! Turim ir dar kažkokį savo pokervuką matau. Ir medieną gavom. Tau gerai. Viskas gerai. Gausiu, turim lovą. Ir jau visgi trečią naktį pramiegosim mano ramiai, nors jūs ir nematėte paties, bet nieko tai nebuvo. Baisaus ir įspūdingo. Gerai, miegam. Na ką, atsikeliam. Jau trečią ryt, matom, ką aš šneku. Ja, iš vis ne kažką man. Gerai, turim medžią ir reikia pradėti statyti. Visą netgi steką turim. Statysim nors va čia. Gal tokia... Taip, toks stačiakampis toks bus. Ir kur čia tas? Taip. Taip, ne? Jo, taip. Lauk, reikėtų. Visų pirma pasiimti savo čikiniuką ir taip skaniai suvalgyti. Jo. Man atrodo, kad aš jau šį epizodą iš tikrųjų labai nemažai kartų pasakiau žodį jo. Nu nieko, kaip nors reikės atprasti ir nuo šito. Blemba ir kam aš nemastau iš visą žiūriu. Reikėjo pirmą, nors ne, reikėjo, viskas gerai. Pats savo prieštarauju. Opa. Ir opa. Va taip. Gerai. Čia tik tiek smėlio. Ai, ne, va čia yra. Ir po to vandenį. Taip ilgai kasa. Jo. Aš ir vėl, na nieko, kaip nors po truputį. Atprasiu, manau. Įdedam tos kelis gabaliukus. Taip, tada pasidarom duris. Manau, dvigubas. Dėsim pas save. Va taip. Ok. Op. Šitaip. Ir šitaip. Čia padaromas taip. Taip. O, truputį kreivai. Bet gal ir taip bus. Ne viskas gal turi būti simetriška. Kažkiek bus įdomumo. Kažkas įdomiau, ne viskas tiesnu. Jo. Padaromas šitą liniją, apatinės ir turėsim jau šiokius tokius namo kontūrus. Ok. Čia bus jau plaukti. Va taip, jo, gerai. Va gerai.
padarysim. Jo, buvau biškį tolokai nuo mikrofono. Tada atsiprašau, jeigu prastai girdėjot mane. Jo, gerai. Vėl aš savo jo. Nu jo, eik tu savo. Kaip koks užburtas. Bijau ką nors ir pasakyti, nes vėl pasakysiu jo. Fainai. Gerai. Einam, pritrūko medienos, einam. O ko tu žiūri, ką? O ko tu nori? Daug čia. Daug mėsos. Galbūt... Ne, nors kaip tik nereikėtų daryti grindų iš akmenų. Galbūt reikėtų lubas išdėti akmenim, o vat grindis reikėtų sudėlioti mūsų mėgstamiausių dalykų, tai vilną. Bet manau, aš tikrai neisiu ir neieškosiu ten tos vilnos, kad iššluotas grindys vėl kažkur toliausiai. Jo, dar biškį pasiskaldom. Manau, šitame epizode maždaug daugmaž pastatysim namą, tokį kaip kuriame jau galėsim ir nakvoti be baimės. Ir bus jau mūsų šiokia tokia pradžia. Gerai, iškepė mūsų klasas. Ką aš darau? Jo, gerai, turim nemažai medienos. Šauniai. Net nežinau, ką čia darau. Lemba. Nereikia čia tokio dalyko. Ką čia pats padariau, niekas pats nesuprantu. Jo. Vėl. Nu, čia yra kažkas tokio labai žiauriai keisto. Palauk. Taip, man atrodo, reiks. Net neatsimenu nieko iš vis. Jo, bet to... Ne, aš ne taip noriu. Palauk, kaip aš noriu. Ai. Man atrodo, žinau. Bet to... Aš nesu koks labai geras Minecrafteris. Tai... Aš visada skaitau jūsų komentarus ir siūlykit ką geriau, kaip įmanoma geriau kažką padaryti. Ir aš tenksiuosi tai įgyvendinti. Jūsų komentarais aš kažkiek ir tobulėsiu, manau. Tas irgi labai gerai. Jo, ateityje esu numatęs nemažai planų, aišku. Enchantment visai rūmai. Jo, kambariai. Reikia lietuviškai šnekėti. Ir visai... Ir visą kitą deimantų kasimas, bet pirmą reikia ramiai įsikurti savo, viską pasidaryti, pastatyti namą, apsistatyti, pasisodinti sysus, visus javus. Jo, gal truputį airono pasikasti, bet nieko daugiau. Gerai. Tuch. Labai elementarus, paprastas namas, aišku, nieko įspūdingo, bet manau, grožis slypi paprastume, va taip va. Reikia dar 3 palemba. Aš ir vėl netakas. Nu gerai, čia visur klei. O, smėlis čia tikrai. Liko mums 3 langai dar. Va, taip va. Kur tas smėlis. O iš tų pasidarysim mes torčus. Gerai. 50 torčai. Labai gerai.
taip sudinam, taip. Gal reikia lygiai daryti. Nors gal ir paliksim taip kaip yra. Nors gal geriau padarom taip. Šviesta bus stipriai, ryškiai ir viskas matysis super puper. Medžius padarysiu, grindis padarysiu irgi iš medienos, nieko čia neprigalvosi. Pasikasam truputį. Jo, vėl, oh my god. Elementarus, paprastas, bet ganėtinai gražus namukas. Ir čia man tos durys aišku iškrės. Gerai, taip. Okei. Lovą turim. Mūsų krosnis. Reikia ją pasimti. Reikia pasimti šitą dalykėlį. Ir reikia sudėti langus. Ne. Galėjau lygiai daryti. Dabar jau nieko aš nebekeisiu. Kaip yra taip ir bus gerai. Kaip ir išvynimas, o ne išgyvenimas. Na, manau, aš taip ir pavadinsiu, kaip jau gavos, taip tai ir būna. Pasidedam lovytę čia. Krosnį. Ir, net nežinau, kaip jisai vadinasi. Na, nieko tokio. Na va. Gerai, tom šiek tiek pasikūrėm. Tom ir baigsiu šį antrąjį epizodą. Ir prasidės trečia naktis. Kam patiko epizodas, prašau, palaikinkit. Jeigu negaila ir pasubscribinkit. Ir gerai, iki kito epizodo.